Sveiki draugai! Jeigu pastebėjote nekorektišką vejos roboto darbą ar kažkokį elgesį, jūs turite išsiųsti gamintojui logą. Logas tai yra specialus failas, kuris kaupiasi robote darbo metu. Visi duomenys, visi parametrai kaupiasi specialų failą, kurį jūs paskui išsiunčiate per savo programėlę gamintojui vadinamam suportui. Tik gamintojas ir tik gamintojas, ne mes GPS meistras, tik gamintojas gali tą failą analizuoti. Išsiuntę failą jūs parašysite laišką gamintojui, nurodysite roboto serijos numeriuką, kuris yra štai čia apačioje gale, ir parašysite, kas yra negerai. Bus smagu, jeigu parašysite angliškai, jei parašysite lietuviškai, nieko tokio, išsivers. Parodysiu, kaip tą logą reikia išsiųsti. Atsidarome vejos roboto programėlę. Spaudžiame ant jo. Per Bluetooth galim jungtis, jeigu esam šalia, tiesiogiai prie roboto be jokio interneto ryšio, per Wi-Fi ir 4G galime jungtis interneto ryšių, vadinkim, nuotoliu. Dešinėje viršuje yra krumpliaračio simbolis, paspaudžiam, važiuojam į pačią apačią, įrenginio žurnalas, antras nuo apačios, spaudžiam, štai. Žurnalas skirtas yra analizuoti duomenis, kuriuos surinko vejos robotas darbo metu. Sutinku įkelti, patvirtinti, šiek tiek užtruks ir robotas išsiųs informaciją gamintojui. Sekančiu žingsniu einam rašyti laiškelį, ką pastebėjote ne taip su roboto darbu arba kažkokia analitika ar kažkuriais veiksmais.